Patalpų ieškojau gan ilgai ir tikslas buvo Savanorių prospekte. Norėjau vitrinių langų, gerai matomoj vietoj. Patekus į šias patalpas, vieta, išplanavimas, didžiuliai langai padarė įspūdį. Patalpos tikrai šviesios, labai jaukios, kampinis pastatas, geroj vietoj, puikiai lokacija. Patalpos buvo tikrai senos, apleistos, remontuotinos ir supratau, kad pagalbos reikės iš dizainerio ir tikrai gerų meistrų, kuriais galėčiau pasitikėti. Apžiūrėjus patalpas, iš karto pamačiau juose daug privalumų, tai yra dideli langai vitrininiai, arka, kurią galima jau iš karto, mano supratimu, gražiai įrengti, patalpų šviesumas, taip kad jos tikrai turėjo daug potencialo. Ir tuomet prasidėjo kūrybinis procesas interjero įrengimo, tai yra įsivertinom išdėliojimo zonas, apgalvojom emociją, kokią norime sukurti, švelnumą, minkštumą. Patalpų įveiklinime buvo iššūkių šiek tiek, reikėjo patalpas išgriauti arkoje esančią sienelę, kad atsivertų erdvė. Taip pat vienas iš iššūkių tiesiog suprojektuoti taip, kad gana siauros ir ilgos patalpos turėtų trauką ir galinėse patalpose. Pagrindinis mano prašymas ir idėja Jurgitai kaip dizaineriai buvo aplinką sukurti labai neutralią, minkštą, tokią ramią. Taip, iš tiesų išgirdau šitą Ramunės užduotį ir net girdėti jos nereikėjo dėl to, kad atėjus susipažinus su jūsų produkcija, iš karto atkreipiau dėmesį į tą spalvingumą, kuris labai patiko ir supratau, kad reikia to neutralaus fono ir realiai tai išėmus visas prekes čia mes matytume praktiškai labai neutralias spalvas. Taip pat gal atsirado tokia ir jūsų ir kartu ir mano idėja panaudoti užuolaidas, kurios išspręsti šitas baisulinės tarybinio dizaino sienas, į kurias tikrai nenorėjome investuoti pinigų ir drauge kilo idėja paslėpti jas užuolaidom. Ir ką davė mūsų erdvei šitas sprendimas? Ir iš tikrųjų tas sprendimas ne tik, kad kažką slepia, bet jisai kuria pats savaime minkštumą. Bet ir slepia, bet kuria minkštumą ir šiaip atsiliepimų jau girdėjau, kada turėjom atidarymą, ar ne, žmonės ateina, sako, kaip čia smagiai tos užuolaidos atrodo, kaip jos tinka šitam žodžiu, miegamųjų temai, šitai, žodžiu, tai tikrai džiaugiuosi tokiu sprendimu. Su Consalitus bendraujant buvo labai gerai tai, kad buvo galima ir pasitarti, kaip išspręsti vieną ar kitą dalyką, buvo abipusis pasitikėjimas, sprendimai greiti, paprasti, geri patarimai, kad galėtume įgyvendinti pirminį interjero užmanymą.